Sveiki visi sugrįžę į Sporto veidrodį, visiems noriu padėkoti, kurie pasirašėte į kanalą, kurie paspaudėte patiktukus ir kurie pakomentavote. Ir ypatingai tiems dėkoju, kurie bendrai žiūrite ir vertinate darbą, kurį aš darau. Šiandieną noriu, šiaip laida bus pakankamai trumpa, tai norėčiau tiesiog, kadangi baigėsi iš principo visur ledo ritulio sezonai, daug kas grįžta namo ir ledo ritulininkam iš principo prasideda tas jau turbūt tikrasis darbas, tai pasiruošimas kitam sezonui. Tai yra labai svarbu, kadangi reikia atsigauti, reikia prisitaikyti, reikia užsipompuoti ir reikia visą tą pampą perduoti į ledą ir jau būti vėl pasiruošusiam šokti į pačiūžas sezono metu ir rodyti gerus rezultatus. Kaip tą reikia padaryti, šiandieną aš trumpai su jumis pasidalinsiu. Pasirašiau tokią lentelę, sakykim taip, imsim paprastą tokį kaip šabloną, kad nuo gegužės mėnesio, pavyzdžiui, nuo gegužės pradžios, jau kuri bus pakankamai greitai, dabar yra 18 diena, taip kad gegužė nenumaldomai ateina greitai ir imsim tokį tarpą nuo gegužės iki rugpjūčio pabaigos, tai reiškia, kad beveik jau rugpjūčio pabaiga, tai reiškia, kad jau prasidės ledo ritulio sezonas, kuris yra labai svarbus ir į tą sezoną reikia įeiti pasiruošus pilna jėga visapusiškai ir šiandieną jūs pamatysit, kai aš paskaitysiu, kiek visko ko reikia pasiruošti, tai būna taip, kad gali ir rankos nusvirti, bet kai viską supranti ir viską sudėlioji į savo vietas, į lentynas, labai taisyklingai sudėlioji pačią pasiruošimo schemą, tai viskas labai tada pasidaro pakankamai aišku ir paprasta. Bet yra labai svarbu, jeigu jūs norite treniruotis pats, tai nelabai gal net rekomenduočiau, todėl kad reikia labai nemažai žinių. Taip kad jeigu yra šansas, jeigu taip galima išsireikšti, išsinuomokite trenerį, kuris jums padės, kuris turi supratimo apie pasiruošimą ledo rituliui, nes ledo ritulio pasiruošimas ledo rituliui yra ypatingai, sakykim taip, specifinis. Jisai nėra paprastas ir reikia labai atsižvelgti į daug faktorių ir juos reikia puikiai žinoti. Tai jeigu surasite tokį trenerį, kuris jums padės per visas fazes, kurios yra reikalingos pasiruošti ledo ritulio sezonui, tai keliu dvi rankas ir tik tai imkite tokį žmogų ir treniruokitės, nes tai visiškai įtakos jūsų rezultatus kitą sezoną. Gerai, varom taip, mažiau kalbų, daugiau darbų, arba mažiau kalbų, daugiau dar kalbų ir taisyklingos informacijos, tai pradėkim taip, kad periodizacija tai yra tas dalykas, kuris reikalinga žinoti, periodai yra periodai, mūsų atveju dabar, kur aš jums paskaitysiu, tai bus gegužė, birželis, liepa, rugpjūtis, tai keturi periodai, tai reiškia periodizacija ir kaip kiekvienam mėnesyje, galbūt paprasčiau netgi, pavyzdžiui, kaip gegužę reikia ruoštis, kaip iš gegužės pereiti į birželį, iš birželio į liepą ir iš liepos jau į rugpjūtį nerti tiesiog visiškų monstrų ir dar, kaip sakant, patobulinti reikalus ant ledo. Gerai, bendra struktūra, kaip tai atrodo, ar ne? Tai, pavyzdžiui, gegužę jūs baigiate, nulipate nuo ledo ir iš principo kabinat pačiūžas ant vinies, Lietuvoje labai populiarus pasakymas, bet iš tikrųjų tą reiktų turbūt padaryti, nes gegužė arba gegužė yra atsigavimo ir bazinių, sakykime, pratimų, bazinio pasiruošimo, fizinio bazinio pasiruošimo mėnuo. Kas tie dalykai yra, aš jums papasakosiu šiek tiek vėliau, dabar bus birželis, tai yra jau pati bazė, atsigavimas jau baigtas, jau atsigavo atletas ir dabar jau tada tęsiam tą bazę, stumiam dar tolyn, tai reiškia, sakykime, bazė, pritupimai, ar ne, tiesiog korekciniai pritupimai, kurie jums, pavyzdžiui, treneris jums pamatys, kad jūsų vienas sėdmuo yra, besileidžiant, darant pritupimą, yra
sukasi žemiau, o kitas lieka aukščiau. Tai reiškia, reikia koreguoti. Tai va čia tie dalykai yra korekciniai. Pavyzdžiui, pečiai, kadangi nuo lazdos laikymo irgi pečiai būna pasvirę, pečiai vadinasi rounded stovėsenos, laikysenos, galų gale elementarios laikysenos korekcija. Tai kad žmogus išsitiestų ir būtų visiškai vėl homo sapiensas taisyklingas, gražus ir švarus. Tai va, tai birželis bazė toliau tęsiasi, liepa tai ateina jau gale. Tai reikalinga nebe bazė, o jau reikalinga tą bazę paversti į galę. Tai reiškia į jėgą galę. Plius greitis, kadangi galia atsiranda, ją reikia kažkur padėti arba ją reikia adaptuoti prie kažko, tai reiškia atsiranda ir greitis. Taip, nes mes turim galios ir ką mes su ją darysim. Mes turim išeiti į trasą ir parodyti, kad mes galim tą galę kažkur tai panaudoti. Ir rugpjūtis tai būtų žaidybinis greitis, tai reiškia jau atsiranda daug, sakykime, jau daug ledo gali atsirasti šitam periode. Ir bendrai pre-season, tai daug ledo, daug imitacinių pratimų, sakykime, žaidybinių imitacinių laukia, daug agility, to vadinamo judrumo pratimų ir taip toliau. Gerai, trumpai, gegužė atsigavimas plus bazė. Ką tai reiškia? Tikslas yra atstatyti kūną, pradėti jėgos ir ištvermės bazę, tai reiškia prasideda nuo pačios bazės. Nieko ypatingo nėra, tiesiog, kad žmogus vėl iš naujo save pradėtų statyti, kad taptų, kaip pavyzdžiui, buvo 2025-2026 sezone, buvo vienas, sakykime, Jonas, tai tas Jonas per tą vasarą, per 4 mėnesius turi pavirsti į visiškai kitą terminatorinį Joną, jeigu taip galima išsireikšti. Treniruočių struktūra, kaip jinai atrodo? Pirmas tai būtų anaerobinis darbas, 2-4 kartai per savaitę rekomenduotina. Tai elementarius bėgimas, kardio, toks paprastas kardio, tiesiog, kad palaikyti tą širdies veiklą. Labiau gal netgi širdžiai, ar ne? Lengvas bėgimas, lengvas dviratis, 30-60 minučių, antroj zonoj, visiškoj ramybėj, nieko nepušint, nes ir taip visą sezoną lėkia, širdis varė, stresai, nervinė sistema labai nuvargo ypatingai. Tai dabar reikia tiesiog nusiraminti ir duoti kūnui atsigauti. Vienas dalykas, aišku, aš dabar mesiu akmenį galbūt ir ne tai, kad mesiu akmenį, bet labai daug žmonių eina iš karto po sezono į skillsų, įgūdžių ir pasiruošimo stovyklas, kuriuose vėl visi lekia. Lekia, daro pratimus, daro čiuožimo pratimus ir taip toliau. Tai yra stovyklos, ar ne? Pačioj pradžioje savaitės. Tai yra pačioj pradžioje vasaros. Tai jūs gausit kažkiek tai naudos iš to, jeigu jūs būtent labai bus fokusas toje stovykloje į skillsus. Bet dažnai būna taip, kad labai daug būna anaerobinio ir aerobinio darbo. Tai jūs po sezono, jūs dar labiau save varginat ir atitolinat, sakykime, labai paprasta yra, jūs atitolinat savo tą jau pasiruošimą, kuris galėtų būti dar geresnis. Jeigu ten, aišku, ten užtrunka viena stovykla savaitę, tai nieko baisaus, bet svarbu, kad neišprotėti ir neužsiimti tik tai stovyklom ten lėkti, tas stovyklas čiuožti be proto ir stengtis, kad per tą, sakykime, birželį jūs tapsit kažkokiu tai, kuris rugsėjį, tai yra po 3 mėnesių, bus labai išsitreniravęs. Taigi po birželio jūs po to eisit atostogų, nieko nedarysit ir ateisit rugsėjo mėnesį į sezoną jau, į komandą ir galvojat, kad birželį pastreniravau ant ledo, ašgi stovykloj, tai rugsėje aš jau turiu būti, mažiausiai McDavidas. Taip nebus. Taip, kad labai gerai pagalvokit, stovyklos yra gerai, reikalinga, socializacijai vaikams yra super, nes daug vaikų susirenka ir jaunimo, vieni su kitais bendrauja, yra fantastika. Bet labai reikia žiūrėti į tai, kad ledo ritulininkui reikia iš tikrųjų pakabinti pačiūžas,
ir užsiimti savo kūnu. Tai tas dalykas, į tą labai reikia stipriai atsižvelgti. Apie aerobinį darbą aš jau pasakiau, jėga, tai yra lengvesni svoriai, nedaug svorių, 2-3 kartai per savaitę tie svoriai, nes, pavyzdžiui, jaunimai, jeigu visai jau jaunas jaunuolis, sakykime, labai jau 14-15 metų, 2 kartai tikrai per akis užtenka to jau svorių, tokių net nesvorių kilnojimo, o mokymosi, kaip reikia tos svorius ateity kilnot reikės, ne, anksčiau ir vėliau. Tai o jau jeigu vyresnis, koks 18 metų, 17, 18, 19, tai jau 3 kartai, ne, jau tie, kurie yra pro, žmonės, kurie žaidžia profesionaliai ir yra jau suaugę vyrai, jiems rekomenduotina 4 kartai per savaitę kilnojimas svorių ir ne bodybuilderio metodais, aišku. Tai čia suprantama, turbūt visi jau tą puikiai žinot, nes jau daug metų ir aš tą sakau, ir bendrai turbūt visi galite paskaityti apie tai. Informacijos yra kalnai. Gerai, jėga, technika, lengvesni svoriai ir technika, tai yra labai svarbu. Taip, čia aš kalbu apie būtent gegužės mėnesį. Pratimai kokie galėtų būti? Pritūpimai, deadliftai, mirties trauka, ta pati, ar ne, tada spaudimai, tai reiškia, spaudimai, kas, krūtinės spaudimas, traukimai, pristraukimai ir visi kiti. Labai standartiniai, baziniai pratimai, nieko išgalvoti nereikia. Mobilumas, tai reiškia, kasdien reikia galbūt būtų svarbu nueiti pas kineziterapeutą arba žmonės, kurie žino, kaip atstatyti kūną arba kaip jį pagerinti jo funkcijas, kad jisai, pavyzdžiui, kažkurioje vietoje spaudžia, kažkurioje vietoje skauda, kažkurioje stuburas biški pakrypęs. Tai šitos dalykus yra labai svarbu atrasti, ką reikia daryti ir kokius pratimus, kad koreguoti tas problemas, kurios yra atsiradusios per metus. Tai jeigu yra galimybė, būtinai nueikit, pasidarykit savo pačio savęs techninę apžiūrą kūno, kad sužinotumėt, kur pas jūs yra problema. Pavyzdžiui, dažnos problemos pas ledo ritulininkus tai būtų klubai, čiurnos ir nugara, aišku. Taip, pečiai dar irgi labai svarbu ir kaklas irgi turbūt vienas iš tų tokių. Ledas. Kas liečia ledą, kaip ir jau minėjau, ledą nuimat iš viso. Jis nėra reikalingas jums gegužės mėnesį, jūs ir taip visą sezoną čiuožiat, buvo ką veikti, jums ledo nebereikia, galit vieną kartą tiesiog, kad palaikymui ir kadangi jums patinka labai ledo ritulys, jeigu yra šansas tiesiog pažaist, jeigu labai norisi su savo draugais, jeigu grįžot iš užsienio, pabūti ant ledo tiesiog kartu, tiesiog tą tokį alaus gerėjų lygos pažaisti ledo ritulį. Tiesiog kaip kieme, ar ne? Jokios, jeigu labai aišku norisi, technika gali būti, bet jokio varimo su maksimaliais greičiais ir taip toliau, lėkimo iš vis nereikalingas. Technika visiškai atsižvelgiant į žaidybinę praktiką, žiūrėti, kad tai transliuotųsi vėliau, tas jūsų technika būtų transliuojama į jūsų žaidimą, o ne tiesiog pakartojimus daryti, be proto, kurie veda iš principo į niekur. Tai ledas gali būti vieną kartą savaitį yra per akis. Jums tiesiog reikia jūsų kojoms, jūsų klubams, viskam reikia pailsėti nuo pačiūžo ir nuo ledo. Žmogui reikia atsistatyti atgal. Čia aš vis dar kalbu apie gegužės mėnesį. Sprintai ir pliometrika. Pliometrika tai yra viskas, kas susijęs su šuoliukais. Minimaliai arba jų iš vis nėra. Nereikia dar kol kas, nes dar šiek tiek per anksti gegužės mėnesį, nes pliometrika ir sprintai labai sekina nervinę sistemą centrinę ir tam reikia daug pastangų ir galios. Tai dar ne tas mėnuo, taip kad jokių kažkokių sprintų ten, šuoliukų, nieko nereikia. Tiesiog. Viskas. Dabar su geguže baigiam, visiems viskas aišku, paprastai grįžtam nusinulinam, sakykim taip, ir iš naujo statom save naują atletą. Gerai, birželio mėnesis.
birželio mėnuo būtų taip, kad bazė. Tai reiškia, kad jau jūs koregavot save, aišku, paliekat kažkokius pratimus, kurie yra jums išduoti, pavyzdžiui, kineziterapeuto, kad jūsų gerinti, pavyzdžiui, klubų būklę ir taip toliau. Čia ryte atsikėliai, padarei tos pratimus ir tikrai nuo to nebusit nuvargę. Bet bazė pati, tai birželio mėnesio tikslas yra toksai, kad jėgos bazė, tai reiškia, mes jau per gegužę pasipratinom prie tų pratimų, kurie bus nauji mums pristatyti. Pavyzdžiui, jums bus pristatytas kažkoks tai pratimas ir jūs po truputį norit pakelti savo pajėgumus, ar ne? Tai dabar jūs jau įėjote, jau prisipratino kūnas, kad bus dirbama būtent taip. Ir dabar bazė, tai reiškia, kad dabar jau mes tikrai stojam čia, į šitas vėžes. Aerobinė ištvermė atsiranda ir judėjimo kontrolė. Tai reiškia, kad labai svarbu, kiekvieną pratimą darant, yra labai svarbu žiūrėti, arba treneris turi žiūrėti, kaip jūs tą pratimą darote, kad nebūtų neteisingo kelimo, pavyzdžiui, ego liftingas atsiranda, kai norisi daugiau iškelti negu gali. Tai jūs neprogresuosite, o degraduosite. Tai tas svarbu. Jėga. 3-4 kartai per savaitę, 4 kartai yra profam, vyram, kurie yra suaugę. 3 kartai turbūt būtų labiau gal moterim ir jaunimui. Aišku, moteris, jeigu turi, sakykime, jėgų ir noro, tai gali ir 4 kartus faktas. Tuo labiau moteris pakelia visus, ištvermės turi šiaip turbūt daugiau. Nervinė sistema geriau veikia ir išlaiko, greičiau atsistato moteris, taip kad turbūt, kad gali ir 4 kartus. Pagrindiniai baziniai pratimai vyrauja ir progresyvus svoris, tai reiškia po truputį, kas kažkiek tai laiko, ne savęs, kaip būna, kad reikia, sakykime, sako, kad, aš keliu, pavyzdžiui, bench pressą, nuo krūtinės spaudimą, ir, sakykime, kelia žmogus ten 80 kg, ar ne? Ir jam parašyta programai, kad jisai po savaitės arba po 2, jisai būtinai turi užsidėti po 85 arba 82,5. Taip, ir tada jisai žūtbūt dedasi tą ir spaudžia. Nors, pavyzdžiui, gal kūnas tą dieną jis nenori visiškai kelti ir jis negali kelti to svorio. Bet jisai žiūri į lentelę, man reikia taip iškelt. Ne, jūs darykite visus pratimus pagal tai, kaip jūs jaučiatės. Jeigu jūs jaučiat, kad šiandien galiu pakelt, jūs galite daugiau užsidėti. Jeigu jūs jaučiatės, kad šiandien yra ta diena, kad, pavyzdžiui, slėgis kažkoks tai oro yra žemas, jaučiuosi nelabai, tai jūs ir nepakelsit daug. Tai labai svarbu klausyti, ką jūsų kūnas jums sako ir kaip jums reikia treniruotis, jūsų kūnas ir jūsų nervinė sistema ir protas jums pasakys. Tai tą irgi labai svarbu atsižvelgti, kad ne tik tai žiūrėtumėte į skaičius, kokie yra parašyti, ir aklai žiūrėti į programą. Tas labai svarbu, aišku, čia kas liečia miegą, maistą, tai net nėra ką kalbėti, visiems yra aišku. 8-9 valandos miego, maistas jokių, saldumynai, aišku, vasarą, kaip ten be ledų, niekur neišsisuksi, bet kiek yra įmanoma vengti ir vartoti, tik tai buvo laida pas mane prieš tai apie maistą, tai geri proteinai, geri angliavandeniai ir teisingi riebalai. Aišku, jeigu norit, visada galite suvalgyti ką nors ir saldaus ir skanaus. Nes, jūs save turit vis tiek kažkaip tai pamalonint kartais, negali būti visiškai kaip spartietis. Taip, toliau, vis dar apie birželį, kad jeigu kažkur pametėt mintį, tai mes dar vis dar esame birželio mėnesyje. Aerobinis darbas, 3-4 kartai per savaitę galite ryte daryti, pavyzdžiui, ryte bėgiojat, vakare kilnojat, arba atvirkščiai, kaip kas norit. 30-60 minučių gali būti netgi tiesiog pasivaikščiojimas lauke, nebūtinai bėgti. Arba galit bėgti intervalus. Pabėgi 100 metrų, paeini 100 metrų ir taip toliau. Slideboard atsiranda. Slideboard yra šliuožimo lenta, ant kurios galima imituoti čiuožimą. Jeigu yra ledas, galima ant ledo tą daryti, bet turbūt, kad
labai gerai ir visose lygose, ir kiek ir esu skaitęs NHL, aišku, šiais laikais aš nežinau, ar daro slideboardą, bet tais senesniaisiais darė. Ir Švedijoje aš mačiau ne vienas treneris šiuolaikinis tikrai tuos slideboardus naudoja, šliuožimo lentas. Taip kad šliuožimo lentą, jeigu yra turit kur gauti, jeigu neturit kur gauti, tai galite ją pagaminti, jinai nėra sudėtinga ją pagaminti, tiesiog reikia slidžios kaip fanieros, arba faniera, bet padengta tokiu slidžiu kaip lakas ar kažkokia taip plokštė uždėta ant viršaus. Ir puikiai veikia su kokiam vilnoniam kojinėm, tai fantastiškai. Slideboardas 2, 3, 4 kartai per savaitę, galim sumažinti, bet iš principo pagal save 30-60 sekundžių intervalai. Kas svarbu, tai yra technika, kuri transliuojasi vėliau į greitį. Tai reiškia, kad 30-60 sekundžių, greitai, labai puikiai gerai vysto patį čiuožimą ir stabilumą kaip ant ledo ir ant tos lentos. Aš šiaip tai esu pats bandęs ne kartą, tai nėra ten taip labai paprasta. Ten reikia šiek tiek pasipratinti, aišku, ir jeigu sujungti su tam tikrais izometriniais pratimais, tai yra ką veikti tenai, kojos ten tikrai verkia. Taip, pliometrija atsiranda, tai, kaip ir sakiau, šuoliukai, viskas, kas susijęs su pakilimu nuo žemės ir nusileidimu ant žemės. Pliometrija atsiranda lengva pliometrija, tai pogo jumps yra tiesiog kaip ožiukas, taip čing, šokinėjimas. Jeigu kas norėsit, galite tiesiog atsidaryti YouTube, visi pamatysit, kas yra pogo jumps. Lengvi šuoliai, tiesiog galit į tolį, į aukštį pašokinėti visiškai paprastai. Ir nusileidimo kontrolė. Tai reiškia, kad atsistojate ant dėžės kažkokios tai ir tiesiog žengiat žingsnį ir nusileidžiat ant žemės. Ir sustingstat tam tikram momentui. Tiesiog, kad pratinti savo kūną, priimti tą smūgį ir jūsų kojos kaip spiruoklės, automobilio spiruoklės pratintųsi veikti taisyklingai ir gerai. Jeigu jūs gerai sugebėsite nusileisti, išmokysite save, pavyzdžiui, nusileisti, jūs stabdysit visiškai kitaip ant ledo. Jūs stabdysite daug geriau ir daug greičiau. Gerai, ir tai atsiranda sprintai. Sprintai tai yra tik tai įvadas į sprintus. Sprintai yra tiesiog kritinis pratimas, kritinė, sakykime, užduotis. Vien galiu jau netgi pasakyti tokį paprastą, kas žaidžiat, pavyzdžiui, NHL žaidimą. Ir jeigu kažkada tai, sakykime, turėjo tą karjeros žaidėją, tai ką karjeros žaidėjas pirmiausiai turi gerai išmokti. Tai yra driblingas ir sprintai. Du pagrindiniai dalykai, ir jie iš tikrųjų yra be sprintų dabar nieks nesitreniruoja. Čia yra, kaip nežinau, vienas pagrindiniausių turbūt pratimų, tai yra sprintai. Įvadas 1-2 serijos per savaitę, trumpi po 10 metrų ir nedaug. Ir pilnas poilsis. Ką reiškia trumpi ir pilnas poilsis? Pavyzdžiui, 10 metrų yra nedaug, tai reiškia, gaunasi daugeliu žmonių, turbūt tai bus 3 žingsniai. Tokie geri sprintiniai, yra. Jūs prabėgot nuo visiško sustojimo, prabėgot 3 ir pamatavot laiką. Jūsų laikas, sakykime, ten sekundė ir, sakykime, 2 sekundės, ne? Ir jūsų širdis turi visiškai nurimti iki ramybės būsenos, tada jūs galite vėl antrą bėgimą bėgti. Kai tik tai pamatėte, kad jūs, pavyzdžiui, po 3 arba 4 prabėgimo jūsų laikas drastiškai krenta, jūs turit sustabdyti treniruotę. Todėl, kad jūs savęs nebelavinsit greičiui, jūs save tik tai savo jūsų kūnas degraduos. Jisai nuvargęs, jis tik blogės. Jūsų laikas blogės, jūsų nervinė sistema pervargs. Pamatėt, kad, pavyzdžiui, pirmas bėgimas 2 sekundės, antras bėgimas prieš tai, aišku, gerai apšilt, antras bėgimas ten sekundė ir 9, trečias bėgimas sekundė ir 8-5 ir ketvirtas bėgimas ten 1-9, dar ok, ir, pavyzdžiui, 5 bėgimas yra jau 2 ir ten 1. Viskas, turi stabdyti bėgimus ir eiti ilsėtis. Gerai, ledas.
birželio mėnesį ledas 1-2 kartai per savaitę. Technika plus čiuožimo technika, bendrai technika. Tiesiog apvarinėti šaibas, irgi vėlgi jokio lėkimo, jokio savęs prievartavimo neturėtų būti. Tik tai 100% technika visko. Driblingo, čiuožimo, metimo ir taip toliau. 1-2 kartai per savaitę. Užtenka. Nes tiesą pasakius būtų turbūt geriau, kad žaistumėt krepšinį arba futbolą arba regbį kažką tai. Kad visiškai kitą sportą. Plaukimas, visi tie dalykai. Daug geriau būtų. Būtent birželį. Gegužė birželis nereikia. Jeigu labai norit, tai prašom, bet šiaip nereikia. Liepa, dabar perėjom į naują mėnesį, tai būtų Liepa. Ir Liepa yra lygų galia plus greitis. Tai reiškia, kad tikslas paversti jėgą greičiu, kadangi šitas mėnuo yra toksai jau gerų svorių, maksimalių beveik svorių mėnuo, taip kad jūs tai, ką jūs galite transliuoti su svoriu į žemę, jūs turit po to tai perduoti ir ant ledo. Ir įvesti sprintus jau pilnu pajėgumu, rogės ir pliometrika. Rogės, sprintai jau aš aiškinau, kas yra, pliometrika irgi paaiškinau, kas yra rogės. Dabar rogės tai yra stumimas, jūs turit stumti kažkokį tai sunkų daiktą arba jį traukti. Jeigu jūsų sporto klube nėra rogių, tai yra toksai daiktas, ant kurio dedasi daug, pavyzdžiui, blynai su svoriu ir tada tu tiesiog stumi. Tai jeigu šitų daiktų nėra, šito aparato, tai jūs galite naudoti, pavyzdžiui, stumti kokį nors lengvą automobilį. Sakykime, jeigu pajėgėte kokį nors, lengvą. Jisai ant ratų, jisai nebus taip sudėtinga, tai nebus to tokio pasipriešinimo didžiulio, bet gali drąsiai stumti ir naudoti tą. Aišku, vėlgi, būtinai reikia pasidomėti, kiek jūs turite stumti, kokius atstumus stumti ir kokį svorį stumti ir taip toliau. Tai va, traukti irgi tas pats. Galite pririšti, nusipirkti diržus, tokie kaip būna TRX diržai, ir juos, pavyzdžiui, pririšti prie kokios nors betoninės plokštės ir ją traukti elementariai per žolę. Tai bus jums rogių stubimas arba rogių tempimas. Tai yra superiniai lygiai taip pat ledo ritulininkų labai naudojami pratimai. Taip, sprintai 2-3 kartai per savaitę, nuo 0 iki 10 metrų akceleracija, tada 10-30 metrų sprintai ir pilnas, aišku, poilsis, nes sprintai tai nėra, jeigu jūs prabėgot sprintą ir nepailsėjot, jūsų dar širdis plaka labiau negu paprastai ramybės būsenoj beveik, jūs niekur neprogresuosite su tais sprintais. Jūs turit visiškai 100% pailsėti ir tik tada bėgti antrą. Tai gali užtrukti, priklauso nuo kiekvieno žmogaus, kiek tas žmogus yra ištreniravęs savo ištvermę ir širdis jinai yra pajėgi atlaikyti tam tikrus išbandymus, sakykime taip. Tai va. Jeigu tie, kurie yra pasipratinę, turi gerą ištvermę, jie greitai atsistato, pulsas krenta greit žemyn ir jie gali vėl bėgti daug greičiau negu kai kurie kiti. Ir jeigu jūs darote sprintus kartu su keliais draugais, pavyzdžiui, treniruojatės, sakykime, keli, ar ne, draugai, 3-4 žmonės, ar ne, grupė. Ir dabar treneris jums sako, kad taip, tu bėgi 10 metrų. Jisai nubėgo. Tu bėgi, 4 žmonės nubėgo. Ir, pavyzdžiui, pagal kurį dabar žmogų reikia nuspręsti, kada vėl mes bėgam. Sprintas yra individualu. Negali pritaikyti, nes vienas atsigavo po minutės, kitas atsigavo po minutės su pusę, trečias atsigavo po 2 minučių, o ketvirtas atsigavo po 30 sekundžių. Taip kad labai skirtingai. Taip kad visi būtų, aišku, geriausia, kad turėtumėt pulsometrus, čia būtų iš vis superinis dalykas. Jeigu sprintus, jeigu jūs rimtai norite treniruotis, labai rimtai. Tai va, tas svarbu. Ta svarbu žinoti ir atsiminti. Gerai, rogės, kurias minėjau, gali stumti automobilį.
Tai pavyzdžiui heavy, tai būtų sunkiai stumti 70 ir 100% savo kūno masės, ar ne? Pavyzdžiui, tai čia būtų sunku stumti save, ar ne? Arba biški mažiau negu savo svorį. Ir light sled, tai reiškia ir lengvas svoris ant rogių, tai reikia vieną dieną sunku daryti, o kitą dieną lengvą daryti. Tai tas lengvas yra orientuotas į būtent greitį, tai reiškia nedidelis visai svoris. Jau mašinos automobilio šiuo atveju stumti nereikia. Reiktų kokį daiktą susirasti, kurį čia stumti, nežinau. Čia reikia tokia išmonės sugalvoti turbūt patiems, jeigu nėra sporto klube tokio, tarp kitko, prisiminiau. Lengvai jūs galite stumti išjungtą bėgimo takelį sporto klube. Išjungtas bėgimo takelis, pakeliat šiek tiek jo pakilimą į kalniuką ir ant išjungto jūs įsitveriat už priekinių tų rankenų ir tiesiog stumėt tą takelį pats. Vat jums bus ir bėgimas su lengvu svoriu ir greičiui. Ir jūs tas pats, kas bus, kad stumsit roges. Sunkiom rogiam šitas variantas nelabai tinka, nes priklauso vėlgi nuo žmogaus pasiruošimo. Jeigu yra, pavyzdžiui, mano sūnus Markas, jisai turbūt su to visų takeliu išvažiuotų pats išstumtų jį. Nes, jam aš jau nežinau, ką jam reikia. Dodge Ramą duot kokį stumti. Nes jisai per tiek laiko jau pastumdęs, kad jam nėra čia ką stumti. Bet, sakykime, jaunuoliui, kuris tik tai mokosi, pratinasi, tai takelis yra fantastika. Ir lengvas automobilis irgi yra labai gerai. Aišku, tame automobilyje turėtų kažkas sėdėti. Galbūt tinka tie, kur jaunimas dabar važinėja. Galbūt mopedą kokį nors pastumdyti. Čia visiškai fantazija, galit ką norit susigalvoti ir jeigu yra galimybė, galit sugalvoti. Pliometrija 2-3 kartai per savaitę, horizontalūs šuoliai, tai šuoliai į tolį. Ir lateral bounce, tai būtų į šoniniai šuoliukai į šonus, tai tokio kaip čiuožimo imitacija. Jų būna visokiausių variantų, bet čia tas standartinis pats paprasčiausias ir pats lengviausias. Ir tada yra šuoliukai nusileidimai arba gylio šuoliukai. Gylio šuoliukai tai reiškia, kur aš minėjau, kad atsistoji ant dėžės, nusileidi 2 kojom, gali nusileisti 1 koją, bet 1 koja čia atsargiai, nes čia tie, kurie jau pažengė ir gali naudoti tokius pratimus. Šituos pliometriją galima naudoti, pavyzdžiui, sukomponuoti į vieną kaip tokį į vieną pratimą, tai pavyzdžiui rogės ir pliometrija viename, ar ne? Traukti rogės ir daryti šuoliukus į šonus. Tai būtų geras dalykas. Tada atsiranda, čia Liepos mėnuo, atsiranda vikrumo pratimai plus neuro pratimai. Tuoj pasakysiu, kas yra vikrumas, tai turbūt visiems aišku. Tai yra reakcijos sprintai, signalai, garsas ir šviesa, krypties keitimas. Tai neuro yra signalai, į kuriuos jūs turite reaguoti. Tai gali būti garsas, šviesa, viskas, kas susiję, kad tai, ką jūs matot, jūs turite transliuoti į kažką. Tai, pavyzdžiui, bėgi tam tikrą, darai pratimą bėgimo, pavyzdžiui, aštuntuko formai, ar ne? Ir tuo pačiu metu žiūri į trenerį, kuris tau rodo, kad žiūrėtų į viršų, į kairę, į dešinę, į apačią, gali skaičiuoti ir taip toliau. Irgi begalė tų variantų, kokių tik nori. Kas turit pinigų, galit nusipirkti šviesos signalus ir šviesos signalais tiesiog bum, ten, kur užsidega lemputė, tu turi greitai pasiekti tą. Ne? Irgi laikas skaičiuojamas, irgi pagal laiką visą tai. Ir, pavyzdžiui, dar galėtų būti neuro, tai irgi teniso kamuoliuko mėtymas, žongliravimas, tai irgi yra neuro ir plus dar akių koordinacijos pratimai. Tai reakcijos sprintai čia irgi yra neuro, nes irgi reakcija yra neurologinis dalykas. Tai anaerobinis darbas, tai yra jau tas toksai, kur intervalai, 15, 40, 55 sekundžių intervalai. Tai gali būti bėgimas iš principo, gali būti netgi priderinta prie vikrumo pratimų.
kad 15-5 sekundės sugalvoti, kad pratimas, kuris imituoja ledo ritulio situaciją. Labai svarbu yra visus pratimus naudoti ir daryti, pavyzdžiui, kad jie jums būtų, jūsų smegenim būtų suprantama, kad tai yra viskas ledo rituliui. Kad tai nėra pritaikyta futbolui, krepšiniui ir taip toliau ir taip toliau. Viskas turi būti mąstyti taip, kaip elgiasi žmogus ant ledo arba kaip vyksta žaidimas. Taip pat reikia pritaikyti ir žemės treniruotės, per kurias yra treniruojama, kad žmogus išvystytų savo ir vėliau panaudotų visą tai, ką jis išmoksta ant ledo, o ne kažkur tai kitur. Tai tas labai svarbu atsiminti. Gali būti anaerobinis darbas, tai būtų slideboard intensyviai. Tai yra slidlentė, slidinėjimo lenta. Tai ant jos galima daryti intervalus. Čia irgi imitacija ledo ritulio, pavyzdžiui, pamainos laikas, ne? Nuo 15-5 sekundės, tada pailsi gerai ir vėl varai, bet intensyviai. Kas yra svarbu, tai kad reikia intensyviai. Tai ne pusę kojos, bet pilnai 2 kojom. Nu ir sprint intervalai. Irgi galima ir sprint intervalus lygiai taip pat galima pritaikyti prie to ledo ritulio shiftų vadinamo, prie jų pritempti, ar ne? Tada ledas 2-3 kartai per savaitę jau atsiranda, jau galima daugiau intensyvumo, jūs jau turit labiau vėl ir netgi ant ledo jūs galite pritaikyti tuos anaerobinį darbą. Jau atsiranda game, tos vadinamos žaidybinės situacijos, reiškia, jūs turite daugiau ir su lazda darbo. Visą, tarp kitko, pamiršau paminėti, kad ir gegužę, ir birželį, ir liepą, ir rugpjūtį yra net nediskutuojama. Minimum 15 minučių darbo su lazda. Ir metimų. Nu čia viskas. Čia yra šventas reikalas. Ką galiu pasakyti dabar vėlgi, kadangi aš pažiūrėjau šiandien Lietuvos rinktinės žaidimą. Šiandien žaidė prieš estus. Praeitą savaitgalį jie žaidė prieš lenkus. Ko visiems trūksta ir kada atsiranda įvarčiai. Ir ko daugumai trūksta. Aš nežinau, aišku, kokia yra užduotis iš trenerio, bet visiems trūksta ritulio palaikymo ir labai mažai kas daro driblingą. Tai arba jo neįsitreniravę iki galo, arba nepasitikė savimi, arba tiesiog bijo. Tai vienas iš tų variantų yra ir tas labai matosi, kadangi mes visi žiūrim ir matom, kaip žaidžia, pavyzdžiui, matėt finalą Kanada-Amerika, ne? Ten tiesiog kiekvienam milimetre ten arba one-time passai, arba su labai išlaikytom pauzėm, su labai protingais driblingais. Jie antžmogiai kokie, taip, jie turi patirties, bet jie dirba su lazda ir po to tai, kai jie išmoksta su lazda ant žemės, ant ledo, jie naudoja žaidime. Tai tas yra labai svarbu ir tas labai matosi mūsų rinktinės, Lietuvos rinktinės žaidėjų. Pavyzdžiui, Griniaus įvartis su išlaikymu buvo, jisai kaip tik ir būtent panaudojo tą variantą. Estai, tarp kitko, irgi nelabai, iš vis nedriblinguoja. Vienas ten gal Bachūras neblogai toksai buvo, toksai mažiukas. Bet čia jau nuėjau į šoną. Bet faktas, kas liečiant lazdos darbą, tai labai svarbu į tai atsižvelgti. Labai dirbkit su lazda ir vėliau jūs turit per Liepos mėnesį, tai, kai jūs išmokot su lazda driblinguoti ant žemės, jūs tą turit transliuoti ir perduoti ant ledo, bet labai svarbu išlaikyti pauzes, mokėti kaitalioti greitį. Iš greito judėjimo į lėtą arba visišką sustojimą ir staiga vėl į pagreitėjimą. Jūs turit mokėti patys kurti žaidimo tempą. Suprantat, ką aš turiu omeny? Turbūt suprantat. Gerai, varom. Rugpjūčio mėnuo. Čia jau tas mėnuo toksai kritinis.
Tai jau matysis, kaip jūs pasitreniravot ir ką jūs mokat ir ką jūs galit. Tikslas koksai būtų rugpjūčio mėnesį, tai būtų perkelti viską į žaidimą, greitis su sprendimais, nuovargio tolerancija, tai reiškia pasižiūrėti, kaip jūs pasiruošėt, kaip jūsų ištvermė, ar jinai pasigerino ar ne, pasiruošėt jau ateities pasirodymams ant ledo. Tada sprintai su rogiam niekur nedingsta, bet tiesiog mažiau apimties, jau nebereikia taip jau stumdyti ten savo svorių ir taip toliau, daugiau kokybės, daugiau to sprintai su kryptimi ir sprendimais. Ne? Tai reiškia, sprintai gali atsirasti su tam tikrais neuropratimų mini tokiais dalykėliais. Pavyzdžiui, bėgi sprintą ir, pavyzdžiui, žiūri į kairę arba į dešinę. Ir sureaguoja į kažkokį signalą. Čia viskas labai galima viską sugalvoti netgi patiems, nėra sudėtinga. Pliometrija, tai mažiau kontaktų, daugiau reaktyvumo. Tai reiškia, kad viskas vyksta greičiau. Ir nereikia kopėtėlių. Jeigu jūs dar vis darot kopėtėlės, tai meskit tas kopėtėlės. Jūs ne futbolininkai. Jums visiškai šito nereikia. Yra kiti ledo rituliui visai kiti pratimai. Ne kopėtėlės. Kopėtėlių nereikia. Neuro ir plius metimai. Tai yra labai svarbu, reiškia, kad neuro tai yra sprintai plius metimai gali būti, reakcija kryptis metimai, chaotiškos situacijos arba reaguoti į kažkokius signalus, kažkokias tai spalvas ir taip toliau. Labai geras yra appsas Hockey Revolution, nors geras šitas, tai va, galit naudoti. Tada ant ledo 3-5 kartai per savaitę jau gali atsirasti jau game-like situacijos, žaidybinės kažkokios tai tarpusavio varžybos, gali būti net stovykla, galėtų būti stovykloje, tai daugiau tokių žaidybinių, tarpusavio, kad žaist, tada mažiau pratimų, daugiau žaidimų. Tai va. Jėga 2 kartai į savaitę sumažėja stipriai sporto klubas, jeigu taip galim išsireikšti, arba svorių kilnojimas sumažėja iki 2 kartų per savaitę, tai tiesiog, kad palaikyti, jau nebestresuoti kūno, nes jis ir taip nuvargo per tuos 3 mėnesius, taip kad dabar tik tai palaikom tą jėgą, kurią transliuojam į ledą, mažesnės apkrovos visoms kūno dalims ir didelis intensyvumas. Taip. Aerobinis darbas minimalus, jau bėgiot niekur nebereikės, nebent norit paklausyti paukščiukų, pasivaikščiot po mišką, palei jūrą, tai labai prašom, lėkti niekur nebereikia, tik tai atsistatymui. Vat ir viskas, dabar bus santrauka, kas keičiasi per vasarą, būtent jeigu taip trumpai dabar, tai gegužė atsistatymas plus bazė, birželis jėgos ir ištvermės bazė, liepa greitis ir galia, ir rugpjūčio mėnesis žaidybinis greitis. Paprasta, bet jeigu paprastai, dar paprasčiau, nežinau, ar dar galima paprasčiau, bet dar galima paprasčiau, tai gegužė lygų statom kūną, birželis stiprinam bazę, liepą darome kūną greitu ir rugpjūtis darome tą kūną žaidybiniu. Kad visą tai, ką jis dabar turi, jis gali panaudoti viską žaidimui. Tai va tas yra labai svarbu. Tai vat, vat ir viskas. Tikiuosi, kad jums patiko, ką aš čia papasakojau, supratot. Jeigu kažko nesupratot, jūs visada man galit parašyti ir paklausti, kaip ką maždaug galima daryti, kokių dalykų galima prigalvoti, nes aš esu prigalvojęs, vėl nežino kiek visko ir šiaip tai viskas veikia. Kol kas nesu nusivylęs nie vieno dalyku. Jeigu, aišku, yra trenerių, kuriais jūs galite pasitikėti ir galite pasirinkti, kurie turi žinių, kaip gali paruošti ledo ritulininką, taip kad, nes labai svarbu yra atsižvelgti tai, kad paruošti ledo ritulininką. Taip, jisai yra žmogus ir sportininkas. Kaip ir neturėtų kažkokio, bet ledo ritulys yra labai specifinis sportas ir jam reikia specifiškai ruoštis. Visapusiškai. Neužtenka tik tai padaryti pritūpimą, pabenčiant, bench pressą padaryti ir tom baigta. Ne. Ir kaip matėt, yra daug dalykų, kuriuos reikia daryti, žinoti kaip daryti ir visa tai yra labai svarbu, nes taip vėliau pasimato rudenį. Tai va, ačiū visiems, kurie žiūrėjot, kurie išbuvot visą
šitą laiką su manimi ir susimatom kitą savaitę vėl. Tai va, tiek. Ate.